Sveiki visi, taigi šiandien grįžtam prie Hexit antros dalies 4 epizodo ir per šį epizodą gaminsimės geresnį kardą ir pikeksą, kaip ir minėjau, ir bandysim grįžti prie bokšto. Tai pradėsim nuo to, kad ir gaminsimės pikeksą. Ir mums pikeksui reikės išsilieti Maniolin pikekso galvą, pasigaminti tool rodą ir bindingą. Jam prireiks popieriaus. Galbūt šį kartą nepritruks. O jeigu pritruks, žinom, kur auga. Na va, pikekso viršus yra. Ir mums reikės bindingo papierinio. Taip, mums užtenka. Ir reikės medienos. Reikės medienos mūsų čia. Na va. Dabar galim susidėti piką. Ir pikas būtų šitas. Popierius duoda vieną papildomą upgrade'ą, kuriuos irgi dėsim, parodysiu. Tada Maniolin galva, jinai duoda durability ir attack damage duoda ir kasimo greitį. Ir medinis kotas jisai duoda ir savo remontą, jisai pats remontuojas tas pikeksas, kaip ir šitas. Tada mums reikės kardo. Kardui mums reikės šito dalykėlio. Reikės berods šito. Ir tool rodą lygtai, kaip ir buvo. Taip, tool rodą. Tai tool rodą galim iškart pasigaminti. Epizodas turbūt nebus labai ilgas. Galime dieną pasilikti čia, nes vis tiek mums jo prireiks. Galima bus gamintis kuvaldą, kastuvą, kirvį. Taip, tada mums dar reikės popieriaus. Aišku, samiegosim. Ir bėgsim pasiimti popieriaus. Jeigu jau užaugo čia pas mus. O, užaugo. Ir mums tikrai užteks. Užteks drąsiai. Reikės, aš manau, čia po to pasigražinti apliką, pasidaryti takučius, galbūt kokį namelį dar pasistatyti, pasisodinti medžių. Kažkuriam iš epizodų. Pasidarom. Darom šitą. Šitus galim pasidėti. Šitus pasiliekam. Šitą pasidedam ir šitą pasidedam. Tuomet reikia šiek tiek cobblestone'o. O, girdžiu, aš svečių turiu. Ir laisvau gyvena. O, mūsų draugelis neišėjo nuo praeito epizodo vis dar. Tada išsiliejam formą. Galime pasilikti, nes mums prireiks. Ir šitą. Na va, forma yra. Dabar turim įsilieti ašmenis. Ir jeigu viską teisingai padariau, turėtume gauti savo kardą. Taip. Savo kardą gavom, galim iškart pasidėti į čia. Ir galim iškart šiek tiek pasitobulinti. Taip pat mums reikės kvarco, būtinai reikės kvarco, dėl to nes jo damage'as nėra didelis. Tačiau pikeksui reikės lazurito. Tačiau kvarcas pakels jo damage'ą.
Tai dar grįšim į pragarą per šį epizodą. Turbūt. Jo, aš manau per šį grįšim šiek tiek pasikasti. Na, keksas kas greičiau. Ir duos mums šiek daugiau visko. Tada mums reikės... Redstone'ą nebeturim. Tik 5, na bet gerai, 5 turim. Lazurito ant keksą reikės, ant šitą reikės, kaip ir minėjau, kvarco. Tai grįšim į pragarą. Pasimsim blokų ir grįšim. Pasikasim šiek tiek kvarco. Kvarcas prie pat mūsų. O, kas čia toksai? Lapė. Šiaip... O, čia turbūt redstone yra. Ar ne? Kažkas vyksta. Draugelis mūsų supyko. Čia yra redstone'as, bet net... Opa! Dogo. Čia dabar tik naujienos. Dar taip nebuvo. Dar viena lapė. O čia yra... Dar vienas kažkoks velniukas. Šitas puola. Tas. Galime įsikasti šitą prie to pačio. Čia net neįsivaizduoju kas. Kvarcas čia. Paimsim. Taip pat mums reikės ir deimanto, berods ant kardo jį reikės susidėti, bet mes neturim, tai irgi pasimsim iš pragaro. Šie deimantai, kaip ir sakiau, labai lengvai randami. Kvarco, žinoma, dar mažokai ir jo reikės tikrai daugiau, tai reikės susitvarkyti ir su šituo. Ir su šitu kardu, kas yra gerai, kad jisai labai greitai gali kirsti, labai greitai. O dar ant jo, jeigu uždėsim redstone'ų, tai iš vis bus bomba. Ir darys jisai tikrai didelį damage ir labai greitai. Kas yra mums labai didelis pliusas, dėl to nes... Opa, volė. Nes galėsim greičiau susitvarkyti su mobais. Ypatingai su varais, kuriuo aš labiausiai nemėgstu. Deimantas. Taip, deimantai. Galim paimti. Nes vis tiek tikrai gaminsimės dar tokių itemų daugiau. Kvarcą. Šiaip galim ant daiktų irgi dėti tą magnetization. Ir jisai gali mums pritraukti daiktus. Čia turbūt reikės susikauti su... Opa, ta pelė. O, šito stipriu. Ir mus šitie visi puls. Pigmenai. Oras. Tai visi šitie puls, tai aš manau pirmiausia su jais susitvarkysim. Ir tada įsikasim kvarcą. Na va. Dabar galim savo ramiai įsikasti kvarcą. O, ateina. Ir pasiaštrinsim savo kardą. Čia buvo deimantai, tai juos irgi galim tikrai paimti.
Nes deimantų visada prireikia. Aš žiūriu, jie pradeda tie visi pigmenai pykti, kada mes kažką kasam čia. Kaip ir iškasiau deimantus ir visi supyko. Jie turbūt dėl to ir pyksta, jog mes vagiam daiktus iš pragaro. Na va. Čia dar mačiau kvarcą. Tai galime įsikasti šitą kvarcą. Turim jau kaip ir nemažai. Bet man rodos reikės daugiau. Kokie 2 stakai būtų pats geriausias, man atrodo, optimaliausias dalykas. Bet kad aš čia aplinkui nerandu, kol kas dar eiti labai giliai. Pragarą nenoriu. Va, dėl ko nenoriu. Įdomu, galim atmušti? Galim. Galim. Bet nepataikysim tikrai atgal. Nors galbūt kartu mes galėtume. Jisai vis tiek greičiau. Opa! Numušėm. Prisiskraidė balionas. Čia kas per vienas. Jo, pragare šiaip reiktų biškutį atsargiau. Atsargiau elgtis, jeigu nenori greitų metų mirti. Nėra, plemba, neberandu kvarco. Kas čia per blokas? Kvarcas, lubus ir medis auga iš lubų. Ir tenais yra kvarcas. Ant to krašto. Emeraldas. Bandysim praeiti į kvarcą. Opa. Ten prie medžio deimantas lyg taip, čia kaip mes jau matėm. Kvarcą. Ir čia jo nemažai. Tikiuosi nesproksim čia kažkur, nenukrisim žemyn. Nes mes čia gana aukštai ir jaučiu, kad prisiplotume kaip reikalas. Ir turim jau beveik 2 stakus. Labai greitai lūžta mūsų keksas, po kažkiek laiko, aišku, jis sutvarkys, bet dar negreitai, jis greitai tvarkytųsi, jeigu ant jo būtų uždėtos papildomai samanos. O samanas reikia arba surasti berods tų apsamanojusių blokų, cobblestone arba plytų ir iš to galima pasigaminti. Bet irgi paprastas samanas netinka, kiek pamenu, reikia ant tas samanas paimti ir su jom paspausti ant knygų lentynos. Berods nusirašo 10 lygių ir jos pavirsta į kažkokias užkerėtas samanas. Ar kaip jos tenais vadinasi. Ir tuomet galime jas užsidėti. Ant daleiskim pikekso kardo ar kažko. Taip pat galim užsidėti berods šitą ant kardo, tai mūsų priešai užsidegtų. Aš manau, mes tą padarysim. O po to su laiku, kai baigsis, pavyzdžiui, mūsų enchantų vietos, nes irgi jų yra ribotas skaičius, bet kiek jų negali pridėti, tai galima tada kažkaip kardo lygis arba kardo daleiskim arba pikekso lygis pakyla ir jisai atsirakina daugiau tų visų uždedamų dalykų ir tada galim uždėti daugiau.
O šiaip kiekvieną daiktą darant, jeigu kažkas iš daikto, kažkokio detalių yra popierinė, jisai dadeda +1 tą enchanto vietą patobulinimo. Aš manau, paimam šitą ir kaip ir užteks. Na va, galim grįžti namo. Užsidėti. Ai, dar restaunas, padėmėsime restauną. Man rodos, jį iškepti galėsim ir tada jisai pavirs į normalų restauną, tokį kaip randame žemėje. Ir tuomet mes jį galėsim iškasti dar kartą šitų pikų ir gausim restauną. Mūsų portalas. Ir grįžti. Šitas tai čia ir gyvens, man atrodo. Jis nori išeiti pragarę. O, išėjo. Šiaip bereikalingus daiktus galim iškart susimesti čia. Drop čia. Dėlis. Daiktų tiesim šito čia. Deimantus reikės susikepti. Šitą irgi reikės susikepti. Auksą ir šitos galima dėti. Tai aš manau, išsikepam šitus dalykus. Ir galėsim užsibaigti savo kardą. O dabar laukiam, kol jie iškeps. Tai dabar galim dasidaryti savo kardą. Tai dedam kartą, dedam kvarcą. Kvarco pradžiai reikia 72. Ir jo aštrumas tada padidėja. Jo aštrumas 7,5 bus. Aštrumą padarom tokį. Ir kiek turim dar vieną modiferį. Ta vieną modiferį galim... Aš manau, kol kas deimanto nedėsim, galim jį panaudoti galbūt redstone'ui. Jisai būtų arba... Nu jo, panaudokim šį kartą redstone'ui. Paskui dar užsidėt galėsim, kad greičiau tvarkytųsi jisai. Pikeksui dar turim 2 modiferius. Tai... dėsim šiaip daugiau lazurito. Būtinai dėsim susitaisimą. O susitaisimui turbūt neturim apsamanojusių blokų. Tai aš manau išsimiegu ir bandysiu nubėgti, paieškoti kažkur apsamanojusių tų plytų, kad kažko tokio šiaip labai dar įdomu buvo. Ar mes negalim išlyti kartu. Tai gal kas tada juos padėsiu į skrynę. Viso šito. Nors galim šitą pasiliksim. Su juo kasim, nes mūsų palūžė šiek tiek pikeksas, tai galės mažiau tiesiog laiko užtruks susitvarkyti. Ir šitą vietą, kol aš ieškau iš ko pasidaryti šitos samanas, tai tiesiog aš ją jums prasuksiu.
šitą keistą struktūrą esu radęs jau anksčiau ir jeigu kas nors žinot kas tai, galit pakomentuoti. Čia dabar kas? Oho. Nesitikėjau iš triušiukų šito. Na va, šitoj vietoj nukrito meteoritas, kaip ir sakiau, kad juose būna dalykų, kurie mums tikrai pravers. Čia viskas dega, visas miškas susidegė. Reikia kažkaip prigesinti tą lavą šiek tiek. Katė. Jinai berods mūsų nepuola ir mums nieko blogo nedaro. Tiktais tiek, kad mes negalime ant šitų blokų raudonų lipti, nes jie mus degina. Tai bandysim prigesinti visą šitą lavą. Ir susirinkti meteoritą. Na va, ir grįžom namo. Tai dabar tiesiog atsirašiuosiu daiktus, susidėsiu kur kas, užsidedu enchantą ant piko, kad jisai greičiau tvarkytųsi. Ir keliausim, aš manau, tada į bokštą. Jo, aš manau, tada keliausim į bokštą. Tai galima to pačiu įsikepti maisto. Aš per tą laiką taip susirūšiuoju daiktus ir galėsim keliauti.
Na va, mūsų samanos, kurių mums reikėjo ir jos pasidaro taip. 10 lygių už tai paėmė ir galim užsidėti ant pikekso. Jisai greičiau taisysis. Ant kardo, man rodos, nebėra, modiferiam vietos nebeliko. Tai kol kas kardo tikrai užteks tokio, kokį turim. Stengsime jo nesulaužyti visiškai. Ir su laiku jisai susitvarkys. O dabar maistu kaip ir pasirūpinta. Šitą galima palikti. Pasimti realiai kuo mažiau daiktų, jog turėtume kur dėti tai, ką gausim iš bokšto. Ir aš manau pasitaginam bokštą. Na ir ką, aš dabar nukeliauju ir galėsim kautis. Na va ir grįžom prie savo neužbaigto bokšto. O čia kaip tik buvo kardas, bet jau mums jo nebeprireiks. Šitus galime paimti. Šito nereikės. Ir sugarkeino irgi nebereiks. Tai va, galim grįžti bandyti į apačią. Ir susikauti su tuo, prieš ką, nuo ko teko pabėgti. Aš manau, bėgam iškart į apačią ir bandysim. Šiaip labai tikiuosi, kad tenais nebėra viskas taip, kaip palikom. Ir nebėra tiek daug tų vorų visų. Ne, nebėra. Tik mano kardas mėtosi. Išsikasam. Žaibuoja. Pasikaunam, kas čia dabar? Na va. Ir čia ne viskas, apačioj greičiausiai bus bosas. Tai aš tiesiog tą vandenį nuimsiu. Ir bandysim nugalėti bosą. Kaip čia tas vanduo pas mus? O. Vanduo dingo. Ir dabar reikia sutvarkyti tą vandenį viršui. Na va ir viskas. Teleportstaunas su šitu mes galim grįžti namo. Šitą paimsim, pasitobulinsim kažkuria skrynę. Čia net neįsivaizduoju, kas per daiktas, bet irgi paimsim. Dėl knygų nežinau, net nežinau, kaip jas uždėti. O čia pjausto blokus ir net neįsivaizduoju irgi, ką daro. Galim paimti šitą ir aš manau leisti žemyn, leistis pas bosą. Čia sutvarkyti vandenį. Šitos skrynios atidaryti negalim, nes labai tiksliai atsimenu, kad viskas sprogs ir mums reikės pabėgti šito bokšto dar suspėti. Tai jeigu mes jį nugalėsim, taip, čia yra bosas. Na ką, aš manau, šaunam šitą buliuką, kažką jis turėtų duoti. Mažai. Ir nuėmėm. Nuėmėm, dabar labai greitai viskas susirenkam, ką galim. Ir bėgam iš čia. Nes jei neklystu, bokštas turi sprogti. Tokį dalyką turim, šitą paimsim, nes nematytas. Buliukas, kažkoks kardas. Jo neimsim. Šitas galim paimti,
Tai to boso bokšto kaip ir nelabai daug belikę buvo. Netgi nebuvo labai daug, ne, bokštas kažkodėl nesprogsta šitas. Nors turėtų. Tai tiek padarėm, ką padarėm. Galim keliauti namo. Bosą nuėmėm labai nesunkiai, labai greitai, kaip aš ir minėjau, šitas kardas tikrai yra vienas geresnių. Ir kuo mes labiau jį tobulinsim, tuo jisai bus geresnis. O mes jį tikrai tobulinsim. Na ką, dabar reikia parkeliauti namo naktį. Keliaujam. Ir grįžom namo. Taigi, prieš bosą susitvarkėm, nebuvo jisai toksai stiprus. Realiai, tai aš manau, ką, šiam epizodui tiek, kitam epizode, manyčiau, galbūt ieškosim kritusių žvaigždžių, daug keliausim naktį ir bandysim pasigaminti geresnius šarvus, o po to galbūt, manyčiau, galėsim eiti pas kažkokį kitą bosą, į kažkokį kitą dungeon ar kažkur tiesiog. O daiktus aš manau susirašiuosiu už kadro ir šiam epizodui, kaip ir minėjau, tiek tada. Tai nepamirštam pasispausti laiko, užsiprenumeruoti kanalą, jog nepraleistumėte ateinančių epizodų ir nepamirštam komentuoti. Iki kito pasimatymo.